Galim. Treneris, sunkios varžybos jum, pirmus 3 kėlinius Mažeikių komanda dominavo ir kontroliavo varžybas, ketvirtame jūsų komanda sugrįžo ir turėjo galimybę laimėti. Ką pakeitėte tarp 3 ir 4 kėlinio, kad suteikėte savo šansą? Tai turbūt pradedam nuo to, kad pirmą kėlinį, antrą kėlinį mes per daug kalėdinių dovanų pridovanojam, 10 klaidų, visos tos klaidos arba 8 klaidos neišprovokuotos, sunku paaiškinti ir jie patys negali to paaiškinti. Ir kai tu sunkiai dirbi gynyboje, pasiimi kamuolį, o paskui jį atiduodi, tikrai nepadeda ir puolimui tas. Ir mes už tai labai stipriai įstrigom puolime, taškų nieko neįmetėm. Po pertraukos bandėm viską keisti ir tas mums jau seniai duoda rezultatą, kai mes suaktyvinam gynybą ir keičiam. Pritrūko kažkur tai puolimo teisingų sprendimų. Tai va, tai tokios rungtynės labai tokios tikros mūsų rungtynės šį sezoną, kur mes up and down visada ir finalas toks, koks yra. Tikrai šios dienos rungtynėse matėsi, kad turite tikrai nemažai individualiai pajėgių žaidėjų, kurie tai atsiskleidžia, tai užgesta, tai vėl atsiskleidžia. Kada pamatysime Ukmergės Teko komandą rungtyniaujančią taip, kai visi jo žaidėjai žaidžia kaip viena komanda ir atsiskleidžia tada, kada reikia labiausiai? Jo, aš vėl prisiminsiu Kalėdas ir bandysiu laukti laiško gero iš senelio, jo, kad išsilygintų mūsų, kaip čia pasakyti, tas šokinėjimas aukštyn žemyn, kad jisai šiek tiek išsilygintų ir mes turėtumėm stabilumą, kas yra mano proto yra meistriškumo rodiklis, kažkokio tai meistriškumo. Ir plus, aišku, reikia ramybės, daug kartų sakiau, per daug emocijų, per daug fokuso į kitus veiksmus, tai yra teisėjas, tai yra kamuolys, tai yra dar kažkas. Ir nėra fokuso į tą, ką reikia padaryti. Bet vėlgi, aš sutinku, Jonai, su tavim, kad yra iš ko padaryti rezultatą, bet šiai dienai turim tą, ką turim. Ar turėsite po naujų metų daugiau, ar šioje pertraukoje tarp iki sekančio turo galimybę šiek tiek daugiau pasitreniruoti? Ką mes rytoj turbūt pailsėsim, pirmadienį turim rytą, paskui turim daugiau dienų atostogų ir ruošiamės. Mūsų darbas dirbti ir mes mylim tą darbą ir norim, žinot, bet vėlgi su šios lygos specifika yra ne visada lengva, bet okei, tai yra realybė. Gražių švenčių ir geros antros sezono dalies, treneri. Iki malonaus.